Dangiškas greitis. Sveiki, žemės gyventojai! Nepatikėsit, šiandien apžvelgsime Mersą. Turbūt ne tokį, kokį tikėjotės. Šiandien su mumis Mercedes-Benz B180 modelis ir dar kitaip vadinamas bulvytė. Kaip ir kiekvieną bulvę, pirmiausia reikia ją nuplauti. Taigi, let's go. Toks vaizdas, kad čia kažkas vežė bulves. Nepasiekiu. Ok. Operatorių lipam. Greičiau važiuokit, aš noriu biškiai pagazuoti. Siaubas, pažiūrėt, koks eismas čia šiandien. Jau užmigo, aš noriu atsilošt. Važiuok. Iš kur čia tų mašinų tą šeštadienį? Nu, pagaliau išvažiavam iš tų aikštelių. Netraukia apšė. Norisi kažkaip tai važiuoti. Kaip močiutei. Važiuom, nuplausim šitą bulvytę ir tada viską mes jums apie ją papasakosim. Nu, mane kas labiausiai trigerina būtent Mersuose, tai ta viena svirtelė. Ta viena nesąmoninga svirtelė, ant kurios sudėtas visas pasaulis. Ir aš kažkaip sėdžiu, bet noriu atsilošti. O tai va, kaip žirafa. Tai gal atsilenk sėdynę? Aš atsilenkiu sėdynę. Man nepatinka tiesiog būti taip prispaustai prie to vairo, kažkokia nesąmonė. Važiuojant būtent su šitu automobiliu neišeina atsipalaiduoti. Atrodo, visada sėdžiu ir dirbu darbą. Nėra to tokio atsipalaidavimo, kur tu gali įkristi, užmesti rankelę ir taip atšilti ir muzikos paklausyti. Su šito turi sėdėti kažkaip per daug tiesiai. Sorry. Važiuoju. Mamobilis, galėčiau pasakyti. Visiškas mamobilis. Posūkį reikia daryti labai iš lėto. Aš vėl man taip žemai, aš neparodžiau posūkio. Neparodžiau posūkio, nes ta svirtelė yra taip žemai, kad mano ranka pirštai per trumpi ir neužkabinau svirtelės. Nieko tokio, čia aplinkeliu važiuojam, čia nieks gal nepamatys, kad čia aš to posūkio neparodžiau. Su BMW žmonės irgi posūkių nerodo, taip kad su Mersu irgi galim posūkio kartais neparodyti, ne hebra. Koks čia greitis? Man atrodo, čia 70 galima važiuoti. Jeigu po šito filmavimo mes šitos mašinos nesudaužysim, taip galėsim parduoti. Palaukit, čia toksai iššūkėlis. Aš nežinau, mes čia tilpsim su šita plačiaja visuomenės dalimi. Va, užkabinau posūkį. Kaip sunkiai kalną eina. Kaip jai sunku. Važiuojam. Kaip čia langą nuvalyti? Kur čia tas? Gerai, nesmirkiu, mes ją norim parduoti. Tai va, hebra, stabdžiai šitos mašinos pakeisti vakar. Puikiai stabdo. Dar jeigu ką norėčiau pakeisti, tai pakeiščiau variklį. Jeigu noriu į kairę sukti tą svirtelę, jau ir taip žemą, reikia paleisti dar žemiau. Anekdotas, o ne mašina. Žiūrėk, galima be rankų važiuoteis. Kaip Samoška pasakyti, kurią pasirenkam skylę. Šitą vidurinę davai? Gal reikia paduoti atgal? Plaunam. Jeigu norite nusiplauti savo mašiną mano rankomis, parašykit. Another one. Kurmi čia tos mašinos, belia kaip surinktos. Kiek gėrio iškrito. Oho. Čia reikia kažkokių cirko elementų, tą mašiną nuplauti, kaip neša. Na ką, bulvytė švari? Na, gerai. Kiek galima švaresnė. Jeigu hebra žinote, kur galima būtų nuplauti mašinas, daug paprasčiau, nei kad su tais žarstekliais ir tom gumom, tai let me know. Tai einam, ko čia stovit. Kaip čia dabar nuvalyt? Žodžiu, čia nuvalyt langą reikia spausti mygtuką.
Žiauriai faina. Viena taisyklė. Nuplovus mašiną, reikia pavažiuoti ir patikrinti, ar stabdo. Stabdo. Dabar aš mus nusivešiu dar neregėtus kraštovaizdžius. Net nuotaika pagerėjo, kaip mašina švaresnė. Jums irgi tai būna. Žinai, kodėl furistai išlipė iš mašinos paspardo padangą? Jep. Kaip matot, atvažiavome labai lietuviško vaizdo nuotraukai cepelininio dangaus fone. Stovi bulvytė, arimai. Tikiuosi, kad čia žmonės nukasinėja bulves per bulvekasį. 2009 arba 2008 metų 2 litrų dyzelis, 80 kW, ne taip greitai važiuojantis, bet daug talpinantis. Kaip matote, taip, niekaip netidarysi bagažinės. Čia yra pliusas, nes joks vagelis, joks vagis jums neateis ir jums netidarys tai bagažinės. Noriu parodyti, kad būtent ant šio raktelio yra mygtukas, kuris atidaro bagažinę. Įspaudžiu mygtuką, girdit? Buvo klinkt. Turim ir galim pasižiūrėti, ką turim. Jeigu prisideda daug bulvių, pavyzdžiui, ir nenorit, kad jas pavogtų, va tokį užtraukimą padarom ir nieks nematys, kai čia padėta. Galim pabandyti nulenkti sėdynės ir patikrinti, kaip tai atrodo. Opa, opa. Radau slaptą durelę. Atsimenat Bembo pirmą epizodą? Čia yra tokia slapta durelė. Kai man patinka, turim klemenę, turim tokį laidą. Galim teliką pažiūrėti. Pakrovėjo laidas. O, pasižiūrėkit. Yra ir kitoj pusėje. Kas fainai, tai čia yra kryžiukas, tai čia reiškia, aš tikrai rasiu telebimba. Telebimba. Nebereikalo mobilis. Kas čia? Ai, čia kur gali patraukti. Kaip matote, bagažinė labai didelė. Čia prisiputi čižinį ir su Samoša kartu į Afriką. Tokie konjus bulvekase. Nežinau, kiek čia litrų telpa, bet galiu padaryti žvakę. Tokia greit. Dar neatsidarėm šito dangčio. Žiūrėkit. Buvo taip. Ir šitas dugnas gali pasileisti į neregėtas žemumas. Jeigu vežat spintą, kėdes, gerai, baigiam žaist. Gerai, sudėsim šitą šmutkės, ką radom čia. Nenorėjom filmuotų pašikniukų. O jeigu jūs jaučiatės kaip bulvės, parašykit Linai, jos kontaktai. Šita mergina žino, ką daryti su jūsų kūnais. Apžvelgsim šitą automobilio centrinę konsolę. Visas vaizdas krypsta tiesiai į pagrindinę erdvę. Čia galite paskambinti arba parašyti kam nors žinutę. Diskas lenda. Norėjau parašyti labas. Aš pakeičiau diską. Jis kažkur yra viduje įdėtas žodžiu diskas. Kolonėlės veikia, muziką turim. Tai yra šildymo sistema. Man visiškai mikrobangės mygtukai. Šiluma į kojas, į galvą. Kaip norit iškepti maistą. Pusiau šilta. Vištos kojos tik, kad būtų šiltos. Čia realiai kažkur ta višta ir turėtų iššokti. Vienas žmogus man pasakė, kad šitas Mersas buvo sukurtas penktadienį po pietų. Ir aš visai jam pritariu. Toliau kitas dalykas. Čia yra stacionarus akinių laikymo dėklas. Čia yra tokia slapta durelė. Ir čia galima padaryti tą dalyką, kur anksčiau žmonės rūkydavo mašinose ir nuo šito prisikurdavo savo cigarus. Labai nereikalingas dalykas. Rankinis neužtraukia kažkaip. Veikia, bet labai reikia jėgos. Tai va, jeigu esat biški trumpesnių rankų, šito galite atitraukti ir ranką pasidėti taip. Bet jeigu esate ilgarankis krepšininkas, galite atitraukti
ir užsimesti tą ranką šiek tiek toliau. Yra dar vienas nuostabus paslėptas nuo visų vagių stalčiukas. Čia galite įsidėti savo pinigėlius. Kitas įdomus dalykas apie šitą automobilį saugumo prasme yra tas, kad jūs matote kažkaip sėdint, kojas yra gana aukštai. Taip yra būtent todėl, kad priekinio susidūrimo metu visas variklis palystų po kėdėmis, o ne tiesiai į keleivių saloną. Tai yra saugi technologija pritaikyta Mercedes kūrėjų ir aš manau, kad vis dėlto šitą automobilį nekūrė penktadienį po pietų. Mercedes-Benz B yra kompaktinės klasės automobilis gamintas su 5 durų hatchbacko vienatūrio kėbulu ir varomas priekiniais ratais. Automobilis yra A klasės didesnis variantas, turi ilgesnį priekį, didesnį kėbulą, komplektuojamas su tais pačiais varikliais ir pakaba. Automobilis turi standartinę elektroninę stabilumo sistemą, antipraslydimo sistemą, daugybę oro pagalvių, taip pat ir gale sėdintiems keleiviams. Aktyvią galvos apsaugos sistemą ir prisitaikančius saugos diržus su įtempėjais. Pradėjo lyti, šutinam kuo greičiau už tų laukų, nes dar labai noriu vieną gerą dalyką parodyti, tai reikia įsivažiuoti greičiau. Paspaudi šitą mygtuką ir paneliai rodo S. S raidelė. Čia yra sportinis važiavimas. Jo, geriau eina. Pabandom kruizą. Tai kad taip pat. Sportas. Kruizas. Nežinau. Gal ir geriau su sportinė. Galim su sportinė visą laiką važiuoti. Galim. Jeigu jūs esate užkietėję mechaninių pavarų dėžių mylėtojai, jums šitas automobilis taip pat gali patikti. Jisai nėra tik automatinis, su juo taip pat galima mėtyti pavaras. Pavyzdžiui, aš dabar įjungiau bėgį. Oh, no. Trečias, važiuojam. Ir ketvirtas. Va, važiuojam. Galite mėtyti bėgius. Tai va, paprastai. Norint perjungti vėl į automatą, reiktų paspausti šitą mygtuką. Į sportinį režimą grįžtame. Važiuojame sportiniu režimu. Kuo toliau, to labiau man patinka šitas automobilis. Tai va, hebra, jeigu norit turėti Mersą, bet turite mažai pinigų, šitas variantas labai puikus. Ekonomiškas. 6 litrai. Žinau, kad šito Merso yra ir kitoks variantas, yra mažesnis variantas, mažesnis automobilis. Šitas, aišku, talpesnis, galite važiuoti su šeima, su vaikais. Aš vadinu visiško mobiliu. Va, sėdi ir važiuoji ir nesuki savo galvos. Kai įjungi sporto režimą, jis biškių kaukia, ūžia. Praktiškai neįmanoma gauti baudos už greičio viršijimą. Puikia diena, tinkama diena filmuoti bulvę. Manęs vis klausia, kodėl aš tai darau. Kodėl darau automobilių apžvalgas, kodėl skrendu lėktuvu. Aš vaikystėje labai norėjau būti kaskadininkė, bet man neleido mama. Mama norėjo, kad turėčiau kojas, rankas ir galvą savo vietoje. Tačiau dabar, kai užaugau, noriu pildyti savo svajonę, realizuoju dalykus, kuriuos norėjau visą laiką daryti. Visus šitus adrenalino pojūčio video, kur skrendu ir krentu, praskiesiu savotiškomis automobilio apžvalgomis. Ypatingai šiandien epizodas yra gana lėtas ir ramus, nėra jokio adrenalino. Man tikrai patinka įvairūs automobiliai, patinka juos išbandyti. Jeigu jūs tik tai turite man kažkokių idėjų ir jeigu jūs norite, kad aš apžvelgčiau tam tikrus automobilius, jūs man būtinai rašykite. Galbūt norite, kad apžvelgčiau jūsų automobilį. Irgi rašykite. Epizodų bus daug, tikiuosi. Skrisim, važiuosim, krisim, tikiuosi nenumirsim. O čia pamiršau pasakyti, kad palaikintumėt šį video, man jūsų palaikymas yra labai svarbus. Ir dabar klasika tapęs juodai baltas kadras. Ciao! I like potatoes, gonna mash up potatoes. If you don't like my masher, then I'll see you later. I like potatoes, won't you mash up potatoes with me?